Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip dariau valties modelį. Tai visų pirma reikėjo valtį išsitraukti iš gilaus dumblo ir man padėjo draugas Vytas. Tada tą valtį reikėjo išvalyti nuo visokių tai šiukšlių ir galėjau pradėti aš fotografuoti. Fotografavau kryžminės polarizacijos metodu, tai yra polarizacinis filtras buvo uždėtas ant blikstės ir ant objektyvo. Viso padariau apie 500 fotografijų ir įsikėliau į Lightroomą, tam, kad galėčiau pakeisti šiek tiek nustatymus, sukalibruoti spalvas ir sumažinti rezoliuciją. Sumažinus rezoliuciją eksportavau ir šitaip valtis atrodė jau atkūrus ją iš fotografijų Reality Scan'e. Sugeneruotą didelės raiškos modelį įsikėliau į Blenderį tam, kad galėčiau supaprastinti geometriją. Dariau UV unwrapą ir įsikėliau atgal į Reality Scan'ą, kad galėčiau išbeikinti tekstūras. Ir šitaip valtis atrodo jau su išbeikintom tekstūrom. Tada kėliau atgal į Blenderį, kad galėčiau pataisyti tekstūras, kur buvo negražu. Ir šitaip atrodė Blenderyje surenderinta valtis. O šitaip atrodo jinai žaidime. Taip už manęs celofanas, nes namie darau remontą.